norėtųsi, vat, kaip moterim pakalbėti galbūt truputėlį kitas smegenų dalim remiantis. Nes aš sakau, visur laidose, jeigu šnekina, tai dažnai vedėjas būna tikrai vyras ir tada šnekina, dažnai irgi būna, žiūriu, koks nors specialistas, vyras ekspertas, o moterų labai girdėjau mažai apie tai pasisakant. Įdomu irgi, kodėl. Vat irgi toks būtų įdomus, ne? Manau, kad vėlgi, žinai, moteris irgi mano ir mato truputį skirtingas prizmes, nes vėlgi ir karjera, ir vaikai, ir viskas kitkas, ir buitis, nu tada gaunasi ant tos mamos, naujos mamos pečių. Ir tikrai taip kartais klausimas, nu ar aš to noriu, ar aš kaip žmogus noriu iškeisti savo gyvenimą į vat, tą mamos rolę. Kitas dalykas turbūt, nu taip, jis nemažiau, kaip tu sakai, vyrui įvardyjamas momentas ekonominis, jis tikrai ne ką mažiau svarbus, nes vėlgi, pačios auginam vaikus, žinom, kiek tai kainuoja ir nuo tokių visiškai banalių dalykų kaip rūbai, maistas, bet tikslas yra užauginti žmogų. Tai norint užauginti žmogų, tai tu turi investuoti ne tik į maistą ir į rūbus, bet turi investuoti ir į jį kaip į, žinau, kažką mokyti, kažkur eiti, kažkokie užsiėmimai. Tai taip, tas ekonominis požiūris tikrai yra svarbus, bet turbūt kaip moteris ir kaip mama, aš manau, kad tas moteriai labai svarbus, nu, pats mentalinis dalykas. Nes moters gyvenimas, nu, kardinaliai keičiasi. Jisai apsisuka, pagimdžius vaiką, jisai apsisuka, nu, nežinau, 160, jeigu ne 380. Jeigu ne 380 laipsnių kampu, nes viskas keičiasi. Jeigu tu anksčiau galėjai daug savo leisti, nežinau, sugalvoti ir nuvaryti kavos su draugiam 12 valandą nakties, tu to savo negali leisti. Kartais iš tikrųjų net rytinės kavos ar arbatos puodelis, jisai tiesiog tampa prabanga. Pasiilgsti tokių labai labai paprastų, natūralių dalykų. Vėlgi aš čia turbūt kalbu iš savo patirties ir būnant su vaikais, kurie vėlgi tikrai neša labai didelį džiaugsmą, bet ta atsakomybė, kurią tu jauti, pagimdęs, nu nežinau, bent jau mano atveju, aš turbūt nesu, taip, mano atveju, kai aš pagimdžiau sūnų, man toks kaip, nežinau, kaip štampas. Man atėjo toks didelis atsakomybės jausmas, ir kuris yra 24/7. Ir tu jo niekur padėti negali, ir tu supranti, kad tai yra tavo atsakomybė, ir tu pilnai kaip protaujantis žmogus supranti, kad nu viskas. Ir kitas klausimas, tai vėlgi nuo vaikų priklauso, ramesni vaikai, ir aš tikrai esu labai dėkinga, nežinau, genams ar visatai, ir tiem patiem vaikam, kad mano vaikai buvo ramus, ir kūdikiai buvo ramus, ir aš tikrai neturėjau bemiegių naktų. Bet yra su vaiko gimimu ateina nu, kita puokštė, ir turbūt to tokio vidinio savęs kaltinimo, nu nežinau, tai kiek aš pasikalbu su savo draugiam, tai praktiškai kiekviena moteris kažkur tai viduj, kažkuriuo tai momentu savo yra papriekaištavus, kad jinai bloga mama. Ne, nes kažkur kažkas tau atsitinka. Tu vėlgi kaip žmogus turi krūvą emocijų, tu gauni, ne tik su vaiko gimimu, gauni tik tai tas endorfinus ir teigiamas emocijas. Atsiranda dar kažkas, kas tavyje per nuovargį pagimdo ir neigiamas emocijas. Ir tu nuo jų negali pabėgti. Ir turbūt aš, matai, mano ir tavo vaikų santykis metuose yra didelis, ir aš tikrai labai labai džiaugiuosi, kad kuo toliau, tuo labiau kalbama būtent apie naujų mamų, jaunų, turiuomenį, naujų mamų, naujai iškeptų žmonių, kurie tampa mamomis,
būtent psichologinę sveikatą, ką jos jaučia. Ir tai, ką mes matom Instagrame arba labai fainos paveiksliukose, kaip čia viskas gražu, taip, tai yra dalis tiesos, bet kita dalis, kurios niekas neafišuoja, yra taip, kai tu jautiesi nusivylus, pavargus, tu nori pabėgti, tau nepavyksta pabėgti, vėlgi. Jeigu moteris pati maitina, ir negali nusitraukti pieno ar palikti buteliukę, nes vaikas nevalgo iš buteliuko, reiškia, jinai iš vis yra net kūnų pririšta. Ir manau, kad vėlgi iš draugių lūpų į draugių lūpas, aš taip galvoju, kad gali būti, kad ir tai gąsdina, kad aš nenoriu prarasti dabartinio patogaus gyvenimo, komfortiško gyvenimo iki nenustatyto laiko, kada jau aš vėl galėsiu grįžti prie savo senų įpročių ir, pavyzdžiui, dabar galiu eiti ir 12 valandą kavos išgerti. Jo, tai kodėl mes negimdome, kalbam tokią temą ir toks geras intro, nes čia buvo moters opinija, tikra situacija, kuri praėjo visus tuos etapus ir to šeimos gal planavimo kažkokio tai ir pasiruošimo gimdymui, gimdymas vaikai, jau paaugę vaikai. Ir tai tokiai paminėjai, komforto nenoras atsisakyti, toks elementas, to savo įprasto gyvenimo su aš. Tai kaip tai pasikeitė iš tiesų, tai žmonija būtų, jeigu visada taip galvojus, visada žmogus turbūt norėjo kuo geriau gyventi. Visais laikais, pagal esamas laikmetį sąlygas, bet kažkaip mes gimėme šeimose, mes čia egzistuojam dėl to, kad mūsų tėvai nusprendė kažkaip tai, kad ta šeima reikalinga jų gyvenime. Tie vaikai reikalingas elementas. Nes galima sakyti, pasikeitė tai, kad atsirado su moderniu pasauliu, ten medikamentai arba priemonės, kada tu gali apsisaugoti nuo vaikų turėjimo. Bet ir anksčiau buvo tam tikrais būdais pašalinama problema, brutaliais tokiais. Irgi tais senais laikais buvo ir bobutės, kurios žinojo, ką reikia išgerti ir kaip išsivalyti. Ir būdavo nukraujuoja moterys, nes kitais būdais bandoma pašalinti problemą, taip vadinu. Ir šiais laikais, aišku, viskas paprasčiau, bet tai vėlgi, čia ne vienintelė problema, kad atsirado kontracepcija, manau. Tikrai. Čia daugiau žmogaus apsisprendimas, nes ir tada žmogus nusprendė, tai aš eisiu pas bobutę ir pašalinsiu problemą, ar aš vis dėlto turėsiu vaikutį. Tas komfortas, tai kaip vertybė šiom dienom, mes vertinam tą savo gyvenimą individualiai ir tai tapo vis didesnė vertybė, netgi ir aplinka tai palaiko tokį gyvenimo būdą, kad aš keliauju, kad aš užsiėmu saviugdą, aš užsiėmu savęs kažkokiom paieškom. Ir tai tapo gero gyvenimo simboliu. Tikrai ne tai, kad tu savo dienas leidi, čiučiuodama leliuką, keisdama pampersus ir neišeini iš namų. Galimai jau kokią savaitę tu žiūri, kad aš neišėjau iš namų. Tu daugiau lūzeris, kad čia apsikrovė, prisidarėjai vaikų. Tai tenka išgirsti. Ir tu nekietas, nes tu nekeliavai gal jau kelintus metus, nes tu turi vaikų. Tau reikia derinti daug sudėtingiau savo laiką. Tu neleidi laiko baruose, tu nesidarai selfių su draugėm, tu nepartini, nebent jis tikrai bloga mama. Tada vėlgi, irgi not cool, tu turi vaikų, ką tu čia veiki, ką tu čia linksminėsi. Tu susidursi turbūt su neigiamu savęs vertinimu.
Ir tas, manau, labiausiai ir įtakojo. Čia vienas iš atsakymų, kad moterys lygiom teisėm su vyrais apsisprendė gyventi patogiai, madingai. Ir tai aplinka palaiko. Anksčiau, turbūt būtum tu susilaukus, kiek tau metų, tu dar neturi vyro, tu neturi vaikų. Tu aplinkoje susilauktum tokio, kad tu ne taip gyveni. Kažkokio net ir pasmerkimo galėjai Taip, susilaukti. tu sena merga ir tau tai pasakytų daugybę kartų ir tu būtum nemadingo gyvenimo, tokia iškrentant iš konteksto, jau visos tavo aplinkoje draugės sukūrė šeimas, o tu ką tu veiki? Tai manau, čia gal dar ir amžiaus trendas tas. O mes, žmonės šiaip jau linkę pritapti norėti, būti dalimi visuomenės. Matai, aš galvoju, kad dar turbūt moterų nenorėjime gimdyti atsiranda dar ir kitas aspektas. Man taip atrodo, kad bet kokiu atveju vaikas yra 50/50, ne? Tiek vyras, tiek moteris, kaip čia, dar niekas turbūt neišrado, kad be dviejų šitų lyčių atsirastų gyvybė. Jo, bet aš taip galvoju, kad kartais, čia vėlgi subjektyvi mano nuomonė, kad kartais turbūt moteris jaučiasi palikta viena, nes jinai visą dieną atseit kabutėse nieko neveikia, tik tai būna su vaiku, grįžus namo vyrui, jinai nori vėl grįžti į tą socialinį gyvenimą ir jinai tikrai nori kažką tai nuveikti ir matyti kažką toliau, negu kad tos keturios namų sienos ir vaikas, kurį jinai vėlgi iš tikrųjų myli. Ne, o vyras grįžęs iš darbo, jisai jau nenori nieko, nes jisai nori pailsėti. Ir turbūt, aš taip galvoju, kad galbūt dalį moterų ir gazdina tai, kad jinai, toks jausmas, kad jinai lieka viena su savo norais ir su savo buvimu. Ne, visą dieną kaip ir nieko neveikia, tada vakare nori kažką tai veikti, bet jau kita jos pusė. Ir aš manau, kad tikrai šitoj vietoje yra labai labai slegiantis dalykas, kad tada vėlgi prasideda savigrauža. Ir iš tikrųjų, ką aš čia visą dieną veikiau, kaip ir namie buvau, vaikas prižiūrėtas. O vyras dirba uždirbinėjo pinigus ir tada turbūt toks savivertės dar klausimas ateina. Taip, čia apie tą psichinę sveikatą tu kalbi ir kadangi mes dabar gyvenam informacijos amžiui, mes žinom, jeigu tu nori, tai tikrai negyveni rožinę svajonę, kad tai viskas bus labai gražu, tu pasidomi. Ir sunku nežinoti, su kokiais tu iššūkiais susidursi, kaip tavo gyvenimas apsivers aukštyn kojom. Ir vėlgi, tai manau, amžiaus laikmečio dalykas, kad moteris lieka su tuo vaiku namie ir nėra palaikymo. Nes kuo skiriasi nuo senesnių laikų, kada žmonės truputėlį gyveno kitokių modelių šeimos, artimieji ir giminė buvo kur kas arčiau. Ir buvo didžiulis įvykis giminėje ar ten kažkokioj tavo šeimoje didelėje. Šeima neapsiribojo mama, tėtis. Ir gal dar seneliai kažkur, jeigu toj šalyje yra. Pasaulis taip nejudėjo, tu gyvenai mažesniais atstumais vienas nuo kito. Bendruomenės. Ir bendruomeniai netgi kažkokie ar kaimynai įvykis buvo, kad kūdikis yra. Ir tu nelikdavai viena. Greičiausiai pas tave atvažiuodavo mama, kuri tau padėdavo su tuo kūdikiu pirmom dienom. Greičiausiai dar tetos kokios nors, pusseserys, pusbroliai vyresni. Mama ilsėdavos. Aš kadangi esu baigus etnologiją apie kultūrą, kaip seniau žmonės gyveno, nemažai informacijos. Tai tas pasiruošimas motinystėj visų pirma buvo labai ilgas ir tu neįkrisdavai taip. Tu atrodo, kad žmonės kažko anksčiau nežinojo, bet būdavo tie ritualai, kada tu žinojai, ruošėsi būti mama. Jau nuo daug, dar prieš kad vyrą tu susirasi, tai tau labai ten mama pasakodavo, kaip ten turės būti ir kas ta pirma naktis. Visi tie dalykai, tokia iniciacija į moterystę aplamai, jinai buvo laipsniška. Ir tai, kad tu vaikučių turėsi, tai buvo absoliučiai natūralu ir tu ruošiesi jau augindamas savo brolius, seseris.
tu turėjai pirmiausia susipažindavai su tuo, kas yra vaikų auginimas, augindamas savo jaunesnius šeimoje brolis ir sesutes. Todėl tai nebuvo taip nauja viskas. O kadangi dabar tie saitai mūsų visai tokie yra modernaus pasaulio gyvenimo būdas ir tie saitai mūsų su tais tokiais natūraliais šeimos, žmonių santykiais, katras aplamai yra kažką aukliavęs ir prižiūrėjęs kokį nors, tai nežinau, giminaičių, draugų mažą vaiką. Retas. Vyresnis vaikas, kuris jau iš tikrųjų puikiai viską gali, jeigu jisai gaming gali ten PlayStation, tai jis daug ką gali, manau. Bet tu to nepatiri ir tada taip, tu kai vieną dieną nusprendi kurti šeimą, viskas tau nauja yra. O anksčiau, sakau, buvo galbūt tas ryšiai tie glaudesni ir moteris jinai nelikdo tame viena. Matai, didesnė šeima, daugiau vaikų. Tai ir buvo tas pasakymas, kad vaikai augina vaikus, nes iš tikrųjų mama buvo tai buity, kad būtų ten ko pavalgyti, ko apsirengti, bet kadangi šeima didelė, ir tos šeimos buvo irgi glaudžios, tai turbūt taip ir gaudavosi, kad ta mama taip, jinai pavargdavo nuo buitinių darbų, bet kadangi žinodavo, kad jos vaiką pasižiūrės ir jinai, neliks grinai viena, tai turbūt nuimdavo tą spaudimą. Duok Dieve įsikipt gali į savo vyrą. Net seneliai iš tiesų šiais laikais, aš girdžiu, jie kalba apie tai, kad oi, čia atveža anūkus, jeigu savaitgaliu, tai mes irgi norim pagyventi. Aš dažnai tai girdžiu nedžiugesį anūkais, bet kad tai yra našta. Tai jeigu pasidžiaugtų tik tai taip, kad atvažiavai ir kažkokį paturėjai ant rankų, prisiglaudai, pabučiavai, oi kaip gražiai, žaisliuką kažkokį galbūt padovanojai, bet bet visa kita kažkokį tai jau našta tampa dalykai. Tai kartais atrodo, kad tu kai viską pasveri, žmonių apsisprendimas, tai o kam tų vaikų reikia? Tai kodėl mes turim gimdyti? O kam reikia vaikų? Kad fabrikuose kas nors dirbtų, tai robotai dirbs. Lėktuve jie triukšmauja, aplamai kažkur parduotuviai laksto, pasiutę, triukšmadariai tokie. Ar šypseną dažnai vaikai sukelia, ar dažniau tokį suraukto antakį? Nieks jų neauklė šiais laikais. Nieks jų neauklė, kaip laukinė elgesi. Mamos blogos, neauklė tų vaikų. Mes anksčiau tai viską teisingai darėm. Jo, bet čia žinai toks turbūt irgi tikėtis iš vaiko, kad jisai bus suaugusiuoju ir elgsis taip, kaip jisai suaugėliškai, turbūt yra naivu. Vėlgi, kitas dalykas, ko turbūt žmonės, kurie sąmoningai atsisakė neturėti vaikų, aš manau, kad praranda tam tikrą dalį galėjimo pasidžiaugti gyvenimu. Tokiu visiškai paprastu, nes turbūt irgi pati, kadangi turi mažesnius vaikus, pati turbūt irgi patiri tą džiaugsmą, kai vaikas suranda, nežinau, pievoje kažkokią gėlę arba pienės pūką kaip pučia. Atrodo toks banalus dalykas, bet tu matai, kiek tai teikia daug džiaugsmo, atradimo džiaugsmo, ir jau kaip suaugęs tu esi pamiršęs, kad tau džiaugsmą gali teikti tas, kas, iš tikrųjų nieko nekainuoja, nieko finansiškai nekainuoja. Ir tai tave vėlgi, aš manau, kad kaip suaugusi žmogų praturtina.
Nes ilgainiui tu vėl grįžti į tą gebėjimą pastebėti paprastus dalykus ir jais mokėti pasidžiaugti. Vėlgi, kalbant apie tuos, kurie sąmoningai pasirenka, vėlgi, čia žmogaus pasirinkimas, bet turbūt beklausant tavęs man tapo šiaip labai smalsu paklausyti tų žmonių, kurie sąmoningai pasirinko neturėti vaikų, kai jiem kokių 60-70 metų. Ką jie galvoja apie savo pasirinkimą. Ir tas, kur klausimas būna, jeigu galėtum laiką atsukti atgal, tai įdomu tų žmonių nuomonė, ar visgi darytų kitokį pasirinkimą, ar liktų prie savo pasirinkimą. Esu girdėjus senas žmogus ir ko labiausiai gailėjosi, tai kad vaikų dar neturėjo su tuo vyru. Aha. Nes taip savų vaikų neturėjo. Aha. Tai to nepatyrė. Ir senatvėje nepatyrė tų dalykų, kad kažką turi. Tu jau, kad ir koks esi, toks lūkestis vis tiek, kad ką jau vaikai yra, gali pasidžiaugti jų, ką jie per save patiria, jau tu negali kai ko patirti. Tai čia yra nuostabiausias, ką tu minėjai, dalykas. Tos vėl iš naujo džiugios patirtys per vaiko akis, per vaiko tą jausminį patyrimą, nes tavo dalis. Tai yra nuostabus jausmas, bet to nepatyręs, sunkiai gali įsivaizduoti. Nes šiais laikais žmonės tiesiog paskaičiuoja, kiek aš turėsiu vis dėlto investuoti ir kokia čia ta grąža bus, tokia menama, kur tau pasakoja kažkas, kad tai labai faina. Bet tu matai dažnai tuos tokius, būtent kas minim apie vaikų, kodėl vaikų neturi, tai ekonominius kažkokius faktorius. Ir aš bandau įsivaizduoti, o tai tie laikai praeityje, jie tiek geri buvo, kad žmonės kūrė šeimas, tokius saugus. Mes gyvenam saugiausiais, geriausiais laikais žmonės. Čia be abejonės. Tikrai taip. Jau vien, nežinau, visą kitą nuimkim, palikim mediciną. Tai, kad moterys niekada taip mažai nerizikavo gimdydos, kad, mirsi gimdydama. Tą tik palikim, galim visą kitą nurašyti ir tai vis tiek yra geriausi laikai. Medicina ar dar ko nors reikia. Vaikai neišgyvendavo, netgi jų tiek daug turėjo, nes kokių 10 reikia pasigimdyti, tai iš jų išliks, kokie gal 6 ir dar kokie 3 vykę. 2 palikim vykę, gal net mokslus baigs. O vienas baigs tokius, kur duok Dieve, mes visi nebadausim. Gal medicinoje kažkas, tai gal protingas vienas, bus čiūriukus laikom. Ir duok Dieve berniukų daugiau, tai jie tada vėlgi lengvesnį gyvenimą turės. Tai dabar mes gyvenam geriausiais laikais ir saugiausiais laikais. Turim institucijas, anksčiau tu eisi, tau kaukšti galvą, įmesi į upelį, viskas, jokio kriminalo. Tai apie kokį dabar nesaugumą čia kalbam? Čia tokim, bet žmonės skaičiuoja, jie iš tiesų tiki tuo, dabar nesaugu, karas bus, mes bijom, tai dėl to aš negimdau. Tu ne dėl to negimdai. Čia dėl to, kad tai paprasčiau gyvent. Jo, bet žinai, čia turbūt yra toks labai kertinis pasirinkimas gyvenime, nes aš, pavyzdžiui, irgi neįsivaizduoju, kaip aš gyvenčiau ir kokie būtų mano patyrimai, jeigu aš nebūčiau susilaukus vaikų. Aš net neįsivaizduoju, nei kur mano, sakykime, taip, profesinis kelias mane nuvestų, nei kur mano santykiai mane nuvestų, jeigu mes šeimoje būtumėm apsisprendę neturėti vaikų. Aš sakau, aš manau, kad šitoje vietoje yra toks kertinis klausimas, kur nei viena pusė nežino, kas būtų, jeigu būtų. Nes aš dabar žinau savo gyvenimą, koks jis yra, kai tu turi vaikus. Bet aš nežinau, koks mano gyvenimas būtų, kai aš jų neturėčiau. Čia vėlgi kokybiškai ir tu negali pamatuoti, kuris gyvenimas tavo yra kokybiškesnis.
Ir turbūt žmonėm, kurie apsisprendė neturėti vaikų, turbūt jiem atrodo, jų matyme, kad tas gyvenimas yra kokybiškesnis negu kad gyvenimas su vaikais. Na taip. Tas apsisprendimo galimybė, aš dabar galvoju, tu paminėjai, kiek jinai anksčiau buvo, bet aš galvoju, Buvo galima? Buvo galima. Na, jau gana senai mes galim rinktis, kažkuria prasme. Na, ar sunkesnį, ar lengvesnį kelią. Gal anksčiau buvo sunkesnis kelias pasirinkti moteriai, vėlgi pabrėžiu. Vyrai tai galėjo visais laikais kaip nori gyventi. Nori kariauti, nori šeimą kurti, nori ūkininkauk. Bet moterys sunkesnis kelias buvo tau pasirinkti, nesusirasti vyro, eiti dirbti, dar visai ne taip seni laikai, ir kažkaip pačiai vienai bandyti. Į tave šnairuos. Nu, kaip tu čia dabar be vyro gyveni? Tai čia netokie ir seni laikai iš tikrųjų, kai moteris bandė rinktis taip. Tai tas dalykas, o dabar moterys laisvos gali rinktis kaip nori. Ir aš čia pati savo kažkokią tai karjerą darau, ar miksuoju karjerą, šeimą, ar namų šeimininkė. Sunkiau šiais laikais, vėlgi tave šnairuos, jeigu tu nuspręsi būti namų šeimininkė, tu čia neini dirbt, kaip tu čia saviraiškos, kažkokios nebandai karjeros daryti. Apsivertė viskas, jeigu tu pasirenki šeimą daugiau ir save koncentruoji į šeimą ir vaikam, į tave labiau šnairuoja, nes tu kažkaip nefeministiškai pasirinkai. Tu, kaip tu čia, nu kaip iš to paveiksliuko amerikietiškos 60s to kokia su žirstuku, tokia graži moteris. Ja, ir tokia su tais susuktais plaukais. Amerikietiška svajonė. Tai, na, čia yra šiais laikais va vėlgi apsivertė viskas sunkesnis kelias, toks tavo. Čia aš turiu omeny, kaip tave įtakoja aplinka, o mus visada labai įtakoja. Na, mes norim daugiau patiktukų savo Instagrame, įsidėję kažką tai postą, tą nuotrauką, nenorim vadinamo heito, blogų komentarų. Ir aš kažkaip galvoju, čia nei tai labai ta ekonomika, nei tai tos išmokos. Tiesiog gyvenam tokiam pasaulyje, kur dabar yra madinga taip gyventi. Ir todėl ta šeima, tie vaikai, neduok die moteris namų šeimininkė, nu, tu nebūsi labai gal populiari savo aplinkoje. Susilauksi tokių šnairų žvilgsnių. Tu kaip tu čia vaikams save, o tu kur tu? Jo, atsiranda toks, žinai, kur irgi visuomenė, tu teisi, kad dalis dalykų apsivertė aukštinkojom, nes atsiranda toks naratyvas, kad tai tu čia dabar aukosi save vaikams. Nežinau, turbūt kaip protingas žmogus, tu apsisprendi nedaryti iš to aukos. Vėlgi, kiekviena situacija, yra individuali. Ir aš galiu, kalbėti tik tai iš savo. Man tai nebuvo auka, man tai buvo nauji patyrimai. Man tie patyrimai ir dabar, vaikam augant, man jų yra labai labai naujų. Tiek kaip asmenybei, tiek kaip mamai, tiek galų gale kaip, nežinau, kaip tai pačiai daliai. Tokių, kur, aš kai buvau, tai man taip nebuvo, bet įdomu. Ir tas, tas turbūt toks, aš labai iš tikrųjų mėgstu stebėti savo vaikus ir stebėti ne tokį, žinai, kad ten, ką čia pridirbsit, bet turbūt stebėti juos ir referuoti į savo jausmus, ką aš galvoju ir ką aš jaučiu. Nežinau, ar aš taip dabar, kol tu kalbėjai, ar aš iškeiščiau tą jausmą į to jausmo nebuvimą. Tai turbūt, kad ne.
Bet vėlgi, kiekvienas sprendžia taip, kaip jam atrodo. Vėl kalbam, toks vertybinis klausimas. Na, aukot save karjerai, pinigam, perdegimą patirti gyvenime, žmogus pasirenka, jam tai yra vertybė, jis gal niekada ir nepareikš, nestatys savęs kaip aukos šitoj situacijoje. Jis kaifuoja nuo to ir net nejaučia, kaip dega visai, bet tai yra jo aistra. Na, nesenai tokią laidą žiūrėjau, kur buvo ten karjeristai, kurie uždirba didžiulius pinigus, bet žmogus jis kitaip neįsivaizduoja savęs. Jis negalėtų gyventi to slow living, kažkoks tai toks, atsipūtęs šiek tiek. Ir vėlgi, kai tu renkiesi šeimą, tai irgi tu renkiesi kažkokią, kad tai yra tavo vertybė ir tu savo gyvenimo be to neįsivaizduoji, gal ne vienas, gal ne du, gal tau 3 negana vaikų. Ir tu vėlgi savęs nestatai kaip aukos toj situacijai. Čia tavo pasirinkimas, tau tai yra vertybė, didelė šeima. Ir tu neverkšlensi, kad čia man brangu dabar, kiek man tai kainuoja. Vėlgi ne finansiškai, kiek tau laiko tai kainuoja. Nes jeigu tai projektas, tai tu Max nori gerai daryti tą projektą. Projektas vaikai. Projektas vaikai. Kai projektas įmonė, tai projektas šeima. Ir čia vertybinis apsisprendimas. Tikrai, dabar su vyrus, aš galvoju, susėdam ir galvojam, tai kaip čia mes planuojam dar vieną vaikelį, ar ne? Reikia pasižiūrėti, kokios dabar čia tos išmokos bus. Ar jau man čia apsimokės ar ne? Kiek čia Aš nieko nežinojau, nei kiek ta motinystė man priklausys, kiek ten paskaičiuos, iš ko aš gyvensiu. Aš žinojau, kad aš gyvensiu. Vienaip ar kitaip gyvensiu. Ir ar mane būtų atbaidę kažkokią tai mažesnį išmoką nuo to, kad vaikelis atsirastų mano gyvenime? Tikrai ne. Todėl nelabai man suvokiama kalbos, kad atstatysim demografiją, tiesiog investavę tiek ir tiek pinigų dabar į tai. Turbūt vėlgi, žinai, aš tikrai taip, aš sutinku, pinigai turbūt padės jaustis saugiau. Ne? Bet ar tai yra kertinis svertas? Labai daug tada žinai, tų svertų, tiek pagalba jaunoms šeimoms, tiek tas pats darželių mokyklų klausimas, tiek tas pats auklių klausimas ir vėlgi krūva N+K dalykų, kas daro įtaką tam, kad turbūt poros apsisprendžia neturėti vaikų. Kitas dalykas porų, vėlgi sakau, čia mano subjektyvi nuomonė. Aš galvoju, kad moteris bet kokiu atveju nori tapti žmona. Man taip atrodo, kad įteisinti savo taip vadinamą statusą, net turbūt pasąmoningai ateinantis toks naratyvas iš tavo tėvų, kad norisi įteisinti santykius su savo partneriu, kaip šeimos vieneto. Ir turbūt, jeigu pora gyvena nesusituokusi, neturinti to, nors daug kas tai vadina popieriukų, bet sakau, man asmeniškai čia visiškai mano subjektyvi nuomonė, giluminis moters saugumo jausmas jai ateina ištarus taip ir oficialiai įteisinusi savo santykius. Vėlgi, kadangi negaliu to vadinti mada, bet turbūt tas irgi laisva visuomenė, laisvesnė visuomenė, kuri neįsipareigoja santuokos saitais. Vėlgi, aš taip galvoju, kad moteriam irgi tai kuria kažkokį tam tikrą pasąmoninį nesaugumą. Nes ką aš darysiu, likdama viena su vaiku? Taip, tai mus formuoja. Čia vėlgi ta aplinka,
kurioje mes gyvename, formuoja tam tikrą mąstyseną. Ir be abejonės, tų nelikę tų tam tikrų kažkokių tai iniciacijų, ritualų mūsų visuomenėje, kai mes tiesiog laisvai gyvenam, kaip norim. Anksčiau buvo kažkokios subkultūros, turbūt dabar nebėra. Tu tiesiog gyveni, kaip nori, kokiu nori gyvenimo modelį gali rinktis ir visi tai priima kaip norma. Tai iš tiesų neliko tokio kaip anksčiau. Iš tiesų, tai jeigu tu eini gyventi su kažkokiu tai partneriu, vadinu dabar tai, tai tu neini į vienus namus, aplamai buvo dar čia mano, turbūt tėvų laikais, jeigu jūs nesat kažkaip jau vienas kitam įsipareigoję. Anksčiau turėjo būti tam tikras kažkoks pasipiršimas, žiedelis, santuoka, tada tu eini kartu gyveni, jau kuri buitį. Nes galimai miegosi vienoj lovoje, atsiras vaikai. Na, taip jau veikia ta gamta. Mr. Obvious. Taip, tai tu turi kaip ir tikras vyras turėjo įsipareigoti, jeigu noriu temptis paną į lovą ir noriu gauti sekso, o vyrai anksčiau tikrai norėjo to sekso ir darė dalykus. Tai yra įsipareigodavo kažkokią formą, dar nueidavo ir tėvam prisistatydavo, pasirodydavo, tada įvertindavo tėvai, gal net kokia kaimynė, giminė. Praėjai tu šitą etapą, bet tai reikėjo, atsiprašant, kiaušus turėti vyram, kad bijodavo turbūt, ten jį visi vertins, mane vertins, ar aš tinku šitai panai, bet pana ledinė. Ir tu tada darai dalykus, toks būni tikras patinas, dabar sako, moteris nėra tų vyrų, to nėra. Tu jokių neturi praeit patikrų. Moteris lieka viena tik tai per tą pasimatymą, kuri bando nuskanuoti vis dėlto čia tas vyrukas, ar man pasirašyti, ar ne su juo. Ir svarsto per pirmą pasimatymą, čia man jam kažkaip duota, neduot, kad nepabėg. Kaip aš čia turiu elgtis? Bet matai, čia vėlgi turbūt konfrontacija tokia, sakai, kad moteris sako, kad nėra tikrų vyrų. Bet kas kastravo tos vyrus? Tos pačios moteris. Taip, su savo išsilaisvinimu ir tuo tokiu, kad aš per pirmą pasimatymą, o kodėl ne vyrai tai gali, aš irgi galiu. Bet kai tu tapi tokia, laisvai pasiekiama prekė, tau nereikia praeiti tų visų etapų, tų patikrų nereikia. Jie iš karto easy. Labai lengvai gaunamas, tas buvo anksčiau sunkiai Dabar aš kaip sakau, kaip tas keksiukas, ar ne? Kita tema yra. Čia jau kita tema, bet aš manau, žinai, tas viskas labai tarpusavį sukrenta ir susiję, nėra vieno atsakymo. Taip. Bet ta tema ir nėra paprasta, kodėl mes negimdom vaikų. Čia labai daug dedamųjų. Tikrai taip. Čia nėra tai, kad ten išmoka maža, mūsų elgesys pasikeitė, kultūra, vertybės. Čia ilgą laiką brendęs dalykas. Žinai, turbūt išmoka maža, išmokos klausimas yra geriausiai pamatuojamas. Tarsi, tu realiai gali vesti statistiką, gali, nežinau, susirašyti, pasidaryti. Tai yra apčiuopiamas daiktas, pinigų kiekis yra apčiuopiamas daiktas, ko tu negali pamatuoti tuo mentaliniu, jausminiu požiūriu, saugumo požiūriu. Kaip tu gali pamatuoti moters ar šeimos saugumą besilaukiant vaiko ar neturint vaikų. Tu negali, tam tikri dalykai, sakau, yra kur nepamatuojami. Ir manau, kad tai, grįžtant prie klausimo, kodėl Lietuvoje, ir visam pasaulyje, kaip čia, Europai turbūt labiau, mažėja tas gimstamumas. Nes vėlgi tas gyvenimas, kaip tu sakai, taip, mes gyvenam geriausių laikų iš visų laikų buvusių. Mes galim savo leisti labai daug ką. Ir tas vaikų klausimas turbūt irgi tai yra vienas iš, aš nenoriu, aš kaip suaugęs nenoriu turbūt jau savo leisti. Vėlgi, mano svajonė buvo turėti 5 vaikus.
Aš visą laiką norėjau ir dar labai ilgai norėjau. O kodėl būtent 5? Kodėl Kodėl tas 5? skaičius? Ai, man šiaip 5 labai gražus skaičius. Gal dėl to, žinai, kad aš ir mokykloje buvau, kai mokykloje klasės sąrašas, aš visą laiką buvau 5 pagal pavardę. Aha. Tai man turbūt tas 5, man atrodė, kad jisai labai, labai, labai fainas. Nors man visi sakydavo, turėsi vieną, pasibaigs tavo šitas noras. Jisai nesibaigė, bet tiesiog gyvenime taip susidėliojo kortas ir viskas, kad... Tai skaičius 2. Jo, tai va, bet čia vėl, žinai. Bet labai patiko man tokį užkabinai. Va būtent pasaulyje, kai mes galim labai savo daug leist, tai natūralu, kai tu tiek pasirinkimų turi daug. Tai tu renkiesi. Ir šeima, ir vaikai tampa tik vienu iš daugybės puikių pasirinkimų. Tai čia nelabai ir keista. Tu turi laisvę rinktis. Anksčiau, galbūt pasirinkimų mažiau gyvenime buvo. Gyvenom ne tokiais gerais laikais, kada tu eilinis žmogus, galbūt be kažkokio statuso visuomeniai, nei tu ten bajoras, nei tu esi eilinis. Tų pasirinkimų labai daug neturi gyvenime ir tų džiaugsmų, kažkokių dopamino, kaip čia man pasigaminti. Nedaug tu į šokius kaimo, kokią mergikę pakabinsiu, pašaukdinsiu. Bet tai va, tu ir gal čiuptels duos. Labai siauras ratas, labai mažai tų pramogų, to kaifo tokio. Merginos, kad vainikėlį pint galėjo pievų ir padainuot kažkokias dainas savo susibūrė. Lėtas gyvenimas, tų džiaugsmų, tokių dopaminų, dirb daug reikėjo, kad gyvent galėtum neblogai, sočiai, neblogai. Tai bet čia matai, vėlgi, aš... Labai sunku palyginti nepalyginamus dalykus. Nes jeigu tu lygintum, žinai, sakykime, gerbuvį, ne, tada ir gerbuvį dabar yra nesulyginami dalykai. Tai ir pasirinkimų mažiau buvo. Taip, ir turbūt tas ir vėlgi, žinai, tas vaikų klausimas, kuom užsiimt vakare, kai teliko nėra, šalta ir taip toliau. Tai vėlgi tas lytinis, seksualinis gyvenimas, jisai irgi turbūt kitoks buvo. Aš manau, daug aktyvesnis. Pagal statistiką, čia nesenai vėlgi šitą temą, tai buvo, kad labai nusikelia amžius vyrų, kada jie pirmą kartą turi lytinius santykius. Tiesiog tai daug sudėtingiau tapo jų turėti, gauti, ar norėti, aš net nežinau, čia kuris pirminis dalykas. Bet matai, čia sakau, labai toks kompleksinis klausimas. Nes dabar galėtų gauti to pačio dopamino, to laimės hormono, to kaifo, kitokiu būdu, sėdėdamas ir žaisdamas prie kompo. Visą naktį pražaidė, tau vis tiek dopamino lygis sukyla. Tau jau toliau net nereikia fizinės jėgos ir fizinių veiksmų įdėti, tu jau esi pasitenkinęs. Tai turbūt, žinai, čia toks irgi nesulyginamas dalykas. Bet kažkur čia ir yra tas atsakymas. Čia yra ilgalaikį. Man kai pradėjo kalbėti, kad taigi nyksta. Atrodo, tai čia šiandien, vakar, čia naujiena. Mane labai gal nustebina, kad tai yra toks ilgalaikis procesas, jisai stebima statistika yra senai. Ir tie skaičiai, jie per ilgą laikotarpį vis kreivė žemyn. O tarsi dabar čia taip šneka, lyg tai būtų šiemet, čia naujas dalykas, prezidentą išrinkai, nauja valdžia bloga, per metus paaiškėjo. Tai bręstantis dalykas buvo, nes taip mūsų kultūra, mūsų gyvenimas, jis formuojasi ir viskas eina link to, kad tikrai žmonės ne pirmas dalykas pasirenka kurti šeimą, visų pirma, ne pirmas dalykas įsipareigoti, kurti šeimą, nes tai yra tam tikri ritualai, kurie veda tave link sprendimo, greičiausiai, kad mes jau gyvenam kartu, susituokę, tai vaikai. Tuo modeliu mūsų smegenėlės, tai iš mūsų tėvų vis dar yra
pagrįstos šitų modelių gyvenimu. Ir kaip kažkas taip gali matyti, kad vyksta, kad žmonės nustoja to modelio laikytis. Greičiausiai tai šiaudas, kada reikia griebtis veiksmų. Nes paskui tai viskas tik tai kaip žemynta kreivė ir daug sudėtingiau yra sustabdyti procesus. Tai vėlai pastebėta, vėlai nedaryta kažkokios tai gal soci reklamos, kada jos veiktų iš tikrųjų. Šeima vėl taps madinga. Manau, tai yra gerokai užvėluota, nes dabar yra madinga visai kiti dalykai ir moderniam pasaulyje. Kartais, man atrodo, tiesiog mažai vietos yra šitam dalykui šiom dienom, kaip pasirinkimui. Ir tada tai yra nemadingas pasirinkimas ir tai toks, daugiau vertybėmis grįstas grinai sprendimas. Matai, tu bekalbant užkabinai dar ir kitą dalyką, kuris galbūt irgi turi įtakos, tai visuomenės spaudimas. Nes dažniausiai jauna šeima arba jauna pora, jauna tai nauja turiu omeny, kad ne. Ir vėlgi tų pačių klausimų, tai kada vaikai, tai kada pirmas, kada antras, o tai gal jau apie trečią galvojat. Ir natūralu yra, kad tau atsiranda toks, kaip čia, atstumimo jausmas. Neturėsiu aš vaikų, nelyskit prie manęs su šitų klausimų. Tai galbūt tai irgi dar vienas iš, ne, kai tas toks, pavadinkim taip, nesąmoningas visuomenės spaudimas. Jisai ateina iš tėvų, jisai kartais ateina iš draugų rato, ne? Nes jeigu tavo draugų rate yra šeimų su vaikais mažais, tu dar neturi ir turbūt ir nelabai planuoja ir nelabai nori, tada prasideda toks, tai gal ir jūs jau pagalvokite, ne, bus mūsų vaikai maži, tai turėsi maždaug kažką tai bendro. Ir tikrai būna net ir tokių, kur labai labai stiprus draugai nuo mažumės, tiesiog jeigu pas vienus atsiranda vaikai, kiti vis dar vaikų neturi ar neturi apsisprendę, tiesiog atsiranda labai didelė takoskyra ir tie draugai išsiskiria, nes kiekvienas gyvena su skirtinga dienotvarkė ir skirtingais rūpesčiais, pavadinkim taip. Nes vėlgi, kaip čia turbūt taip, negaliu absoliutint, bet turbūt moteris neturinti mažų vaikų, mane mažai atjaus, jeigu aš ten kankinuosi, neišsimegojus, kankinuosi, kad aš negaliu vykdyti savo dienos ryto rutinos, kurią aš turėdavau laiko savo, nežinau, po dušų pastovėti, kremų išsitepti, turėti savo laiko makiažui, išgerti šiltą puodelį kavos, kol ten visi mano likę namai arba vyras miega, aš tiesiog esu su savim. Kai atsiranda vaikas, eliminuojasi tam tikri dalykai ir iš tikrųjų tas, kur toks bajeris vaikštantis tarp motinų, kad aš taip mėgstu išgerti rytinį kavos puodelį vakare šaltą, jisai yra toks, taip, jisai yra šaržuojamas, bet tai yra realybė. Tokia realybė ir sunkiai suprastamo. Taip, tai čia yra tie draugystė, kas riša bendros veiklos, bendri dalykai, bendri hobiai, ir to nelieka. Tų bendrų dalykų natūraliai išsiskiria. Ir labai tu gerą užkabinai, nes aš pati esu patyrus ilgalaikiuose santykiuose, kai jau yra ir santuoka. Ir tas klausimas, o tai kur vaikai, labai dažnai girdi. Ir tas, ką aš ir kalbėjau, galbūt, kai tu matai, kad visuomenėje vyksta kažkokie procesai ir jeigu juos užčiuopi laiku, gali tu tą, būtent, aš turiu omeny per tą madą, per tą trendą, per tą kažkokią socreklamą, per kažkokią žinutę, per kaip dabar vyksta, per visas priemonės mes gaunam tam tikrą žinutę, mes kartais to nepastebim, pasąmoniai mum įrašo, kaip mes turim gyventi. Mes galvojam, kad mūsų nieks viskas valdo, tai yra reklama, tai yra marketingas. Jis per visus vyksta ir mums to nesuprantant. Todėl mes taip ir gyvenam, tokiu gyvenimo būdu, kuris yra mums primestas. Ir tai nėra apie šeimą, ir tai nėra apie vaikus. Ir jeigu iš tikrųjų taip jau rūpi kažkam čia mūsų tas išlikimas visuomenės,
kur kas anksčiau buvo galima labai didelį įtaką padaryti, va būtent kaip tos tetos. O tai kada vaikai, o tai kaip tu čia gyveni? Tu arba nori ir padarai, kad tau būtų nepatogu gyventi nesukūrus šeimą. Arba gali padaryti labai lengvai, kad tau būtų labai patogu gyventi be šeimos. Tai kai mes matom didėjančius kiekius būstų mažų labai, kur ten tikrai vaikam nėra vietos, ir kai matom kuriamas terpės ir aplinkas pritaikytas, tikrai ne tam, kad ten ateitų šeimos su vaikais, vežimais ir daugybė eventų, kurie nėra apie šeimos gyvenimą ir su vaikais gyvenimą. Tai nėra ta žinutė. Ir dabar tarsi iš dangaus nukrenta, tai kodėl jūs negimdot vaikų? O tai šis pasaulis statomas tam, ar jame yra patogu ir komfortabilu ir tu esi į temą, kad tu turi vaikų, ar atvirkščiai. Nes visa tai, kas aš tą norėjau pasakyti, kad labai lengva tampa pasakyti tetai, kad vaikų, kokių vaikų? Jūs pažiūrėkit, kiek butai kainuoja. Kur aš tą vaiką dėsiu? Kur aš tą vaiką, aš čiut išsinuom, aš gyvenu tiek ir tiek kvadratų ir tai man sunkiai sekasi, dirbu, bandau išlaikyti ir susimokėti nuomą už tą kamurkę. Kokį vaikai? Ai, tetai, žinokit, dabar kitais laikais gyvenam šiek tiek. Ir tu labai daug gali rasti logiškų atsakymų, kodėl tavo gyvenime vaikų nėra. Taigi dar anksti. Tai bet tau tiek ai, tetai. Dabar dar anksti. Moterys dabar gimdo apie 40 metų. Man dar daug laiko. Irgi geras. Man dar reikia tetam mokslus pasibaigti, karjerą dar padaryti. Iš ko aš tuos vaikus išlaikysiu? Vyras vienas šiais laikais neuždirba tiek, kad išlaikytų visą šeimą, kaip anksčiau teta. Ir tada tu tetai nupieši, kad pasaulis pasikeitė. Ir labai lengva pasakyti, kad pasaulis taip pasikeitė, čia tiek tų krizių įvyko ekonominių ir permainų, kad kitokie laikai. O kokie tai laikai, tai vėlgi tokia kažkokia tai... Buvo mada 60s, kad didelės šeimos, mama namie, jinai rūpinasi šeima, vyras eina dirbti ir vyras uždirba tiek, kad jis pilnai gali išlaikyti tą moterį, kokius 3 vaikus kaip minimum, turėti Cadillacą, 2 mašinas, normaliai, realiai 2 mašinas, puikų balta tvorelė aptvertą namą, auksiniai laikai. Ir toks trendas buvo, aš manau, šiais laikais truputį kitas trendas yra. Ir kažkaip taip... Čia toks, čia toks turbūt giliai filosofinis klausimas. Kodėlgi visgi negimdom moteris. Šiaip įdomu kažkaip, pasidarė, kadangi mėgstu aš su geriausiu patarėjai dirbtinį intelektą pabendraut, galvot, beklausydama tavęs ir pati begalvodama, turbūt reiktų jam kada nors, gaila nepasidariau tokios analizės, užduoti jam užduoti. Ta, kai jisai mato dabar tokią statistiką, kada išnyks žmonija kelintais metais. Jeigu toliau nieko nedaryt, įdomu, kiek mums dar laiko, liko iki tol, kol, žemėje liks kiekvienos tautybės po 2 žmonės. Čia labai įdomiai užkabina, iš tiesų, pažiūrėjus, jisai atliktų tam, paskaičiuotų, kaip mūsų politikai, čia sako, išmoką reikia paskaičiuoti, čia jisai irgi atliktų tam tikrą... Manau, kad turbūt yra, galbūt mokslininkai ir yra, paskaičiavę, kada kas kur išnyktų, bet šiaip, įdomu, ant kiek planeta išsivalytų, jeigu, tokiais toliau važiuojant skaičias, nes, mano profaniškom žiniom aš tikrai nesitikslinau, bet, man atrodo, Kinijoje kažkada tai buvo padarytos didesnės išmokos šeimom, kurios augina vieną vaiką. Jeigu ne vaikų, vaikų gimstamumo klausimas, o vaikų gimstamumo mažinimo klausimas, pavadinkim taip, tai visai neseniai, sakau, aš tiksliai nepasakysiu, bet girdėjau, kad jau jiem irgi nebeveikia šita programa, kad jau jie vėl grįžta prie skatinimo turėti daugiau vaikų,
O jau visuomenė išmokyta taip, kad ne, mums vieno per akis, mums užtenka, mes pasikeitė pas juos per tą laiką vėlgi kitokie ekonominiai dalykai įvyko. Taip. Kad tai irgi turbūt yra gal jau brangu turėti daugiau tų vaikų, nes ten ekonomika irgi augo. O gal ir nepatogu, net ne tiek, kiek brangu, kiek nepatogu, nes vėlgi čia toks, su vienu turbūt, patogiau keliaut, važinėt ir viską kitką. Ir pasikeitė greičiausiai ir šeimos požiūris į tai, jau tavęs dabar nebespaudžiu, kaip tu čia turi tik vieną vaiką, viskas greičiausiai per ilgą laiką atsirado įtakos. Ir girdėjau, aš nustebau, kad ir Kinija turi tą problemą ir galvoju, O anksčiau labai girdėdom tai apie nykstančią Japoniją ir labai ten tikrai sudėtingi procesai ten dar ir dėl to, kad tai nėra šalis, į kurią taip lengva atsivežti kažkokios darbo jėgos, atmigruoti, ten uždara gana kultūra. Tai, bet aš dabar taip galvoju, o jeigu mes taip, tai kalbam dabar, kad tų vaikų atrodo neapsimoko turėti žmonėm, todėl jie jų ir neturi. Kodėl mes padarėm sprendimą, kokį padarėm? Tai gerai, tai jeigu čia taip neapsimoka ir tai taip čia blogai tų vaikų turėt, kodėl tų vaikų turi? Geras klausimas, iš tikrųjų tai yra labai... Da 5 norėjai. Jo, 5 norėjau, bet matai, turbūt irgi toks... toks ganėtinai asmeninis ir jautrus dalykas, nes aš kai susitokiau su vyru, tai aš puikiai atsimenu, kad savo artimai aplinkai ir savo ir jo artimai aplinkai buvau pasakius, vaikų klausimų nesikreipkite į mane. 5 metus galit būti ramus, neklausinėkit, kada vaikai, kada vaikučiai ir taip toliau ir panašiai. Tikrai ne. Nes turbūt pasakysiu taip, nesu iš tų moterų, kurios prigimtinai yra motiniškos, kurios džiugina vaikai, kurios pamačiusios vaiką išsišepia. Aš kol neturėjau vaikų, aš pamatydavau vaiką, tiesiog eidavau į kitą gatvės pusę, nes mane erzino, mane labai erzino lakstymai, mane erzino, kad tu sėdi valgai, čia tau ateina kažkas tai ir dar neduok dievę kažką tai paima nuo stalo tavo, mane erzino, mane tiesiog erzino. Ir, man tai visiškai, žinok, taip sakau, čia banalumas iki negalėjimo. Aš vieną dieną sėdėjau darbe, aš ant tiek buvau užsikniesus, kad aš galvojau, arba man darbą keisti, arba man eit gimdyti vaikų. Nes tai yra pats... Papločiau. Nes čia pats laikas. Man tada buvo 28. Nes aš kažkaip pagalvojau, kad ir statistikos duomenim ten moters kūnas sveikiausia ir jam palankiausia yra ten, man atrodo, iki 25 metų pagimdyti. Viskas sukrenta tau tiesiog. Tai va, o antras atsirado vaikas mano dėl to, kad irgi labai, žinok, įdomiai. Aš tiesiog turiu vyresnį brolį, mano brolis už mane vyresnis 2,5 metų. Ir kai aš pagimdžiau pirmąjį savo sūnų, turėjau sūnėną, tai tarp mano sūnaus ir sūnėno yra 5 metų skirtumas. Ir aš supratau, kad man asmeniškai tas metų skirtumas tarp vaikų yra per didelis. Ir aš supratau, kad aš turbūt vieno vaiko irgi nenoriu. Man atrodė, kad aš kažkuria prasme nuskriausiu vieną augindama, nes man atrodė, kad turėt brolį ar sesę, žaisti kartu, pyktis kartu, mokytis galų gale socialinio bendravimo ir konfliktų sprendimo, nes man atrodo, tai yra pirmas tavo mokytojas yra tavo brolis arba sesuo, kai tu išmoksti, bet kokiu atveju tu turi mokintis spręsti konfliktą, artimoje aplinkoje. Tai taip atsirado mano antra dukra, nes aš tiesiog sakiau, kad aš nenoriu didelio tarpo. Tai tarp mano vaikų yra 2 metai skirtumas. Tai va. O pačios kokia istorija? Da toks pastebėjimas, bet man nebuvo to tokio...
Kad niekada neturėsiu vaikų? Ne, nebuvo. Tik tai klausimas buvo, turbūt toks klausimas buvo. Aš norėjau vaikų kuo vėliau. Aha. Aš norėjau laiko savo santykiams su vyru, aš tikrai norėjau to laiko. Ir turbūt aš jo gavau tiek, kiek man tuo metu reikėjo, bet sakau, kad aš būčiau ta moteris, kuri, tiesiog lydosi, kaip aš sakau, lydosi pamačius vaikus, man niekada taip nebuvo. Ir aš labai puikiai atsimenu, man net pamokymą, kad tu žinok, čia šitas verksmas erzina tol, kol tu savų vaikų neturi, kai tu savus vaikus turi, tai tas tavo vaiko verksmas neerzina. Nifiga. Man, žinai, man irgi pasigimdžius vaikus atėjo toks suvokimas, kad nuo svetimų aš galiu svetimo verksmo ir svetimos ten rėkimo aš galiu pabėgti, nuo šito rėkimo pabėgti aš nebegaliu. Tai yra jau mano problema, nuo kurios aš negaliu pabėgti. Jo. Tai klausai, pas mane labai panašiai, aš niekad nejaučiau silpnybės, ten pamatau mažą burbuliuką ir galvojau, kad aš savo turėsiu. Ir taip yra tokių moterų, kurios turi tokį stiprų motinį, jom kiekvienas vaikas atrodo ten labai, labai faina ir jeigu tik vaikas yra, tai tuo jinai prilips prie jo kokioje aplinkoje ir žiūrėkite, leis laikas tuo mažiuku, kaip savo sodinasi. Ir turi stiprų tą mamytės instinktą. Pas mane to nebuvo, man visiškai neįdomu atrodė. Absoliučiai, sakau, vaikas, su juo, neįdomu, nuo jau tada, kai šnekėt pradeda ir gali kažkuo užsiimti, kažką papasakoti, tai va tada. Ir sakydavo, man nukirpkit tą dalį, kur reikės ten išnešiot, pagimdyti, ten utiutiu, seilės valyti. Ir man jau jį atneškit jau tokį paugėjusį, tada auginsiu ir bus gerai. Tokius bairius kalydau. Ir ne dėl to, kad ten baisu tas nėštumo laikotarpis, ne dėl to, kad ten to gimdymo bijotum skausmo, ne dėl to, kad gal ten tos atsakomybės tavo gyvenime visiškai pakeis tavo tą gyvenimo rutiną. Tiesiog atrodė, kad kam tų vaikų, kam dar, nereik. Man atrodė, kad aš turiu jų užsimanyti labai. Ir aš iš tiesų nežinau, kodėl taip vėlai, tikrai vėlai mano gyvenime atsirado mintis, kad aš žiauriai noriu, atsirado tas noras, bet jis vėlai. Aš galvoju, kad mano gal kažkokia vidinė branda, aš jos laukiau, tos tokios, kur aš galėsiu kažką duoti, aš galėsiu kažką perteikti. Ir galvoju, kad laukimas to momento tiesiog vėliau tai atsirado. Bet kad aš jų niekada, tikrai neturėsiu, tai nebent jau paskui, sakau, kai vyro nėra tavo gyvenime, tai, jei tas vyras neatsiras, bet aš netgi pradėjau jau tokius, čia po 30 viskas vėlgi tikrai vėlai, kad jeigu aš vyro nesutiksiu, vis tiek tu gali išpildyti tą jausmą. Jau atsirado toks, aš pradėjau galvoti, kaip aš išpildysiu tam motinystės dalyką, gal kažkas taip įsivaikint gali, yra tų vienišų vaikų ir tokių minčių ir tada tu supranti kad jau tu tą poreikį turi. Ir aš nežinau, ar čia tas moters tikrai smegenėlėse kažkur yra ta dalelė, kur aktyvuojasi, vienom gal anksčiau, kitom vėliau. Man tai aktyvavosi, tas poreikis. Bet tai kartu su prasmės ieškojimu gyvenime. Kokia prasmė? Gerai, aš dabar čia egoistiškai save visaip ieškosiu, kaip linksminti, save aš čia turtinu save ir toks... Kaip aš sakau, what's the point? O kam? Kam tik tai savo? Pirmas ledas jis labai skanus, kai valgai, bet jeigu tu ten jį dėžėm, taip sivemt gali. Ir aš stebiuosi iš tikrųjų, kaip žmonėm nenusibosta tai. Kaip nesprogsta tas dopaminas ten nuo tų linksmybių, nuo tų kelionių, jos...
nuvyksti, pamatai, faina, pirmą kartą labai. O paskui gal jie, nežinau, kaip narkomanai ieško to kaifo, bando vis tiek rasti dar nuvykę į kokią nors dar kartą, į kokią kelionę. Neįdomus gyvenimas be iššūkių, be tų tokių, o turėti vaikų, iš tikrųjų, tu turi labai daug naujų iššūkių, tu labai daug naujo turi išmokti ir tu save taip ten išsitobulini kaip asmenybė, nes, na taip, tai yra ir kantrybė, ir tai ne apie tave tampa gyvenimas, bet tai yra toks iššūkis, kur tu, tikrai patobulėjai kaip žmogus, kaip asmenybė. Aišku, jeigu tu stengiasi. Net jeigu nesistengiasi, vis tiek tos gyvenimas vis tiek kažkiek reikalauja, jo, nebent tu atiduodi tą vaiką, ten, nežinau, kažkam kitam auginti, seneliam ar ten tetom. Bet jeigu tu kaip pasirinkimą eini, šiais laikais vėlgi sakau, tai yra pasirinkimas. Ir aš irgi tokį vidinį turėjau pasirinkimą, vau, tai yra. Tai tavo gyvenimą iš tikrųjų tave ir kaip patį, kaip asmenybę sustiprina. Bet per įėjimą tai, kad tu atsakingas esi už kitą žmogų. Aha. Tu lipdai kažką, nuo tavęs priklauso, kas ten gausis. Labai daug. Taip, yra aplinka, kuri ten formuoja, bet ne. Pradžioje tai labai, labai daug tu atsakingas. Ir tai įdomi patirtis, kur tau daug kainuoja, bet per sunkumus juk mes užaugam. Aš galvoju, ta visuomenė tokia banali atrodo, juokinga ir vaikiška, tu matai didelius vaikus, nebrandžias asmenybės, nes jie per smagias patirtis galvoja, kad gali užaugti. Ten iš tikrųjų nueisiu iš į kokį puodų ten tą ratelį ir ten mano kažkas tai atsivers. Atsiveria per sunkias patirtis, dažnai per iššūkius, kuriuos tu gyvenime keli, tu tobulėji, ne kaip asmenybė, tu užaugi. Čia vienas dalykas, kur aš manau, gražią kartą ir mano tėvų užaugino, tai yra tos sunkios patirtys. Nelengva tuos vaikus buvo auginti, mus nelengva. Daug ko nebuvo, ten pradėkim sauskelnėm, nežinau, daugybė tų palengvinimų dabar mes turim auginti vaikus. Bet matai, tu irgi užkabinai, kad pati jau buvai brandi ne amžium, bet tiesiog, kaip asmenybė brandi. Ne? Ir klausimas tada galbūt, čia tos, kodėl negimdo ir kodėl gimstam, iš kitos pusės, iš kito šono. O gal ir gerai, kad negimdo, jeigu tos asmenybės nebrandžios. Nes kas tada būtų, jeigu tu nebrandus, ne? Tau viskas, kaip čia, čili ir ten, žodžiu, šiaip toks pasinešęs ir tada tau duoda tokį projektą gyvenimą ir tu nežinai, ką daryti. Čia toks dalykas, kur mes dažnai gyvenime įkrentam į situaciją nepasiruošę. Taip. Bet tau reikia aktyvuoti viską tada. Nes, viskas tu turi spręsti. Jau čia išlindo, reikia, turi kažką daryti. O turi susigaudyti, kaip daryti. Bet matai, gali ieškoti pagalbos, kas tau padės susigaudyti. Jo, bet jeigu tu nebrandus, jeigu tu šiaip nebrandus, tada, sakau, čia žinai, kita ta pusė. O tada kam tada į visuomenę paleisti nebrandaus žmogaus dar vieną žmogų? Bet tu nežinai, kas gausis? O taip. Nes mes nežinom teisingų tų sąlygų, kada užauga genijai. Kokiom sąlygom genijai užaugo? Ne visi ten labai ypatingom sąlygom. Nežinau, nepasakysiu pavardžių, bet aš manau, matai, anksčiau irgi labai jauni gimdė ir, nežinau, ar jie labai galėjo būti brandus iš karto. Čia irgi toks klausimas. Čia aplinka gal juos anksčiau brandesnius padarė, nes, dabar sako, labai ta paauglystėje nusitęsia. Vėlgi, dėl gero gyvenimo. Tai aš ir turiu omeny, kad tai vienas iš dalykų, kuris tave pastato į tikrai tokias iššūkių keliančias situacijas, kur tave gali iš tikrųjų būtent ir sustiprinti kaip asmenybę, ir paversti brandžesniu. Nes viskas nebe apie tave. Pasaulis sukas jau tikrai tu ne pirmoji vietoje, dabar tas mažiukas yra pats svarbiausias. Ir aš galvoju, tai toks dalykas, kuris kažkiek tave ir brandina.
Nes vėlgi mano irgi gyvenime buvo, kur dar aplinkoje labai jaunam amžiui, dar mokyklos nebaigus, irgi leliuką atrodo turi, ne? Aha. Jauna labai mergina. Bet gyvenimas puikiai susiklostų. Tai nereiškia, kad prapuolė tas vaikas. Jis puikų gyvenimą turi nuostabią mamą, kuri labai stipri, ją tai sustiprino ir greičiausiai būtent brandino kaip asmenybę. Ir tas dalykas, kad ji jau ir savim dar turi kažkaip, nėra sudėliotas gyvenimas, toli gražu ir finansiškai, ir aplinkybės sudėtingos buvo, ir dar tas vaikas, už kurį tu esi atsakinga. Bet ją labai anksti subrandino ir jos gyvenimas puikiai susiklostė ir jos sprendimai buvo nelengvi ir sunkus, bet tai nepalaužė. Tai čia va toks, aš ir galvoju dalykas, kur nebūtinai turi būti labai brandus, kad sprendimas būtų toksai, kad reikia turėti vaikų, tai aš kai būsiu labai brandi ir aš jau čia būsiu pasiruošus, bet gal kaip raktas, kad tave subrandintų. Ta atsakomybė, kuri ateina į gyvenimą. Čia buvo daugiau apie mane, jeigu tai, kad aš jau neturėjau to spaudimo ir aš galėjau rinktis, kada aš turėsiu tų vaikų. Tai aš kažko laukiau ir galvoju, įdomu, jeigu anksčiau būčiau tą sprendimą padarius, ar tai būtų neteisingas sprendimas. Tai aš čia toks irgi, kas būtų, jeigu būtų, labai sunku pasakyti. Tai tikrai taip, todėl kad vėlgi aš tikiu tą mantrą, kad viskas gyvenime vyksta savų laikų ir vyksta taip, kaip turi būti būtent tau, būtent man, mano istorija vienokia, tavo istorija kitokia. Ir nežinau, nėra, aš taip galvoju, žinai, kad nėra teisingo atsakymo į šitą klausimą. Kodėl negimda? Nėra vienos priežasties, čia kompleksinis dalykas. Nes turbūt, žinai, yra krūva tiesiog tam tikrų faktorių. Tu mes iš visų pusių net ir žiūrėjom, ir iš ekonominės, ir iš kultūrinės, ir iš, nežinau, gyvenimo būdo pasikeitimų, laikmetis kitas. O dabar, taip jau į pabaigą, jeigu, tai ką daryt? Geras toks filosofinis labiau klausimas. Dar filosofiškiau, tai ar iš vis reikia ką nors daryti? Aš turbūt, žinai, kaip aš tą kitų rakursų turbūt paklausčiau tų porų, kurios neturi vaikų. Vėlgi, turbūt mano nuomonė, kad tikresnis būtų atsakymas, kodėl jos neturi vaikų. Medicininės ir tam tikros priežastys, jos eina atskirų kelių, bet turbūt jų reiktų paklausti, kodėl jie nenori turėti vaikų, kokios priežastys lemia. Ir jeigu, sakykime, vėlgi, čia turbūt toks gilesnis nueina, jeigu padidinam išmokas tas, kas yra finansinės, ar tai vienintelis svertas, dėl ko jūs svarstytumėt susilaukti vaikų. Ir manau, kad tikrai būtų, žinai, ne pem ant pem, kad pem, mums ten, žinai, tinka vienintelis dalykas, aš manau, kad čia būtų labai mažas procentas, kuriems įtaką darytų finansinis dalykas, kad jie apsispręstų turėti vaikų. Nesakau, man atrodo, kad ta pati infrastruktūra, tas pats jaunų šeimų integravimas į visuomenę, nuo mano tų vaikų, leliukų, kūdikėlių auginimo praėjo tikrai daug laiko, bet aš, pavyzdžiui, puikiai pati atsimenu, kad aš niekada net nesusimastydavau, kaip sunku su vaikišku vežimu yra daug kur patekti. Nežinau, į visuomeninės kažkokias įstaigas, į tas pačias kavinės, į parduotuvės ir taip toliau ir panašiai. Tai aš sakau, čia šitoj vietoj vėlgi tu
Tiesiog savo galiu papasakoti savo atvejį, kuris man kėlė tokį turbūt isterišką juoką, kai aš su vežimuku bandžiau įvažiuoti į vaikų prekių parduotuvę, kur, žinai, yra tokios į parduotuvę, tai dabar jau didžiojo daly parduotuvių yra tos varstomos elektrinės automatinės durys, o ten tiesiog buvo parduotuvės su 2 durim. Ne, kur vienos durys atsidaro, tada yra toks mažas keturkampas koridoriukas ir tada jau kitos durys į pačios prekyvietės patalpas. Ir tas mažas koridoriukas, tas keturkampis, aš netelpu ten su savo vežimu ir aš jį atsidarau pirmas duris, aš kažkokiu akrobatiniu būdu bandau ten tas antras duris atsidaryti su koja. Man tas vežimas neina, aš žinai, kas labiausiai iš tikrųjų nustebino ir sakau, kas man sukėlė tokį isterišką juoką, kad stovi pardavėjas ir žiūri į mane, kaip, žinai, kaip į atrakciją, ar šitai pavyks ar ne. Ir tada, sakau, tada man atėjo toks suvokimas, kad turbūt, pirmas dalykas, pačiai nejaukau, nes tu ten, kaip ekvilibristas, ten, žinai, visą savo 4 galūnės įtempęs ir bandai pajudėti, o kitas dalykas turbūt irgi, žinai, tas visuomenės požiūris, ta prasme, Taip. Ir aš nenoriu būti ta visuomenės, kaip čia, problema. Ja. Tai čia vėl vienas iš atsakymų, tai yra, kai aplinka kokia, ir tavo vienas iš turbūt kai tu bandai apsispręsti, tai kaip čia šitoj visuomeniai funkcionuosiu, su kuo aš susidursiu kasdien, kokia bus mano realybė. Ilgam laikui tu įsipareigoji būti toj realybėj. Vaiką užauginti nėra metai, 2, 3, tai ilgas projektas, kaip mes sakėm. Ir tu čia neri tą projektą ir jau atgal kelio nėra. Ir tada tu apsidairai, tu matai, kaip ten tos mamos jaučiasi, kokia jų ten ta psichinė sveikata, kaip žmonės į tai žiūri, kiek tau durų užsivers, kur patekti, arba kaip tau lengva bus patekti pro tas duris, kaip į tave žiūrės. Būtų smagiau, kad daugiau tų šypsenų susilauktų tos mamos, tie maži vaikai, kad jie juos žiūrėtų kaip į vertybę, kad dažniau jiem nusišypsotų, nepyktų, kad jie triukšmingi yra. Kartais, jeigu tai mamai sunku susitvarkyti su tuo vaiku parduotuvėje, tai gal kas nors galit padėti. Būna labai vaiką kartais svetimas žmogus daug labiau nuramina ir jis visai kitaip pradeda elgtis, negu su mama būna tie ožiai, o mes žinom, kad būna koks dėdė prieis, pašnekins ir jūs vaikus išpūsiu ir viskas, ir baigsis visi ožiukai. Žmonėm, aš nežinau, tas instinktas dingo, gal kad nėra tų didelių šeimų, mes neturim tų giminių, žmonės giminės nesusitinka vieni su kitais, o anksčiau taigi būdavo tiesiog tos šventės skirtos suburti mus draugėn ir tada tu, jeigu vaikų neturi, bet tavo ten aplinkoje kažkas turi tų vaikų ir tu ateini į tą kontaktą su tais vaikais, jų nebijai tada pašnekinti kažkur, tai vaikam patinka, kai juos šnekina žmonės, kai juos pastebi. Tai mes nebežinom, kas tie vaikai ir kaip jie ten veikia, tai kaip mes čia juos planuosim. Tai čia vėlgi tie ryšiai mūsų, kad mes kažkaip izoliuotai gyvenam, irgi lemia, manau, tai, kad mes ko nepažįstam, to bijom, su kuo nesam susidūrę, tas mums baugu. Tai jei mes toliau gyvensim užsidarę tarp 4 sienų, tas gyvenimo modelis bus prie ekranų, kažkur prie kompo, mažai išeisim į lauką, mažai kontaktuosim vieni su kitais, tai mus gazdins tuo labiau labai gazdins tai, ko mes nežinom. Kas tie vaikai, kaip čia jie veikia, kas su jais čia, jie žinau, kad triukšmauja, tik tiek. Tai bet pabaigai va dabar beklausant tavęs, kažkaip tai aš išeinu su tokia mintim, kad mes turbūt su tavim bekalbėdamos net nepalietėm finansinio aspekto. Nes jis nėra pats reikšmingiausias. Tai žmonės per karą gimdė vaikus, tada nebuvo ką valgyti. Aš irgi, žinai, turbūt pagalvojau, kad ne toj vietoj ieškom atsakymą. Kad moterim turbūt yra visiškai kiti aktualūs dalykai,
negu kad finansinis klausimas. Taip, vyrai kalba ir yra laida, taip vadinasi. Vyrai kalba ir vyrai kalba apie pinigus. Na taip, jie juos uždirba, jiem yra svarbu į šeimą atnešti pinigų, išlaikyti vaikus. Čia yra vyrų dalykas, atsakomybė tai, kad gerbuvis. Sumedžiot mamutą. Bet ten, kur vystos viskas nuo nulio, yra moteris, irgi yra tam sprendime, jai kiti rūpai, labai kiti dar dalykai rūpi. Tai yra tas namų židinys ir kaip jisai bus, ar ten šilta, ar bus šalta. Ir kokioje aplinkoje, kas aplinkui bus, kaip tu funkcionuosi. Tas vaikas turi būti laimingas. Tai norisi tas pasaulis, kad laimingas būtų, kad jis draugiškas tam vaikui būtų. Va būtent, kad ten ta moteris, kur tu sakai, stovi ir žiūri, kad jį prieitų, padėtų, nuramintų ir tave, ir tą vaiką, kuriam gal ten irgi mato, kad mama visa paprakaitam ir visa stresuota, vaikas irgi tikimybė verkt pradės susinervins, visa diena bus bloga. Tai to tokio palankumo šeimai, vaikam, va tas mums rūpi. Man tai, pavyzdžiui, čia yra tokia numeris 1, tie pinigai juos uždirbt gali. Tau valstybė nemokės, eisi dirbsi, rasi. Ten mūsų tėvai irgi negyveno kažkur, tai ten dideliam pritekliui, bet rasdavo būdų, visada rasdom būdų. Tai va, tai toksai, va. Tai taip, mes iš kito kampo truputėlį žiūrim į visą tai ir moteris reikšminga šitam, man atrodo, visam procese. Tai man labai buvo įdomu pakalbėti moteriškai apie šitą temą. Nes taip sprendimo neradom, ką daryti. Tai turbūt, žinok, čia ir yra toks visiškai be atsakymo. Čia nėra klausimas. Tiksliau, nėra atsakymo turbūt į šitą klausimą, kodėl negimdo. O jeigu iš fantastikos ryties buvo, prisiminiau tokią, man šmėstelio mintis, o jeigu taip tiesiog, taip ir turi viskas būti, žmonės ir neturi kažką labai daryti. Kai mes sakom, jeigu spręstum kaip, o mano klausimas buvo, ar reikia spręsti, ar reikia kažką daryti. Na, tai čia tiesiog galimai, natūralūs procesai vyksta visuomenėje. Jeigu jos iš tiesų, čia nieks mūsų neįtakoja, nieko čia mums kokios, nežinau, smegenų plovimo nedaro ten kokį nors iš viršaus, kur, žinai, jie sako, pasaulį valdo, iš tikrųjų tai yra ta tikroji valdžia. Ir jeigu iš tiesų čia tas virusas neužleistas, kad čia mes nevaisingi būtume, čia sąmokslo teorijos, čia kad korona ten, kai mus skiepino, tai čia kad mes vaikų neturėtume. Kad ryšį geriau gaudytum. Čia buvo skiepėjimą. Rinkis, kurią nori teoriją, žiūrint, kuriai problemai paaiškinti. Kas tau geriau, žinai. Jo, tai galim dabar šitą pritaikyti. Tai tiesiog čia natūralūs procesai, gal iš tiesų to žemėje mūsų yra gerokai per daug tų išteklių, gal reikia leisti atsigaminti žemelį ir iš tiesų gal čia natūraliai, jeigu nunyks viena ar kita tauta, o kada taip nebuvo? Tautos iškyla, imperijos miršta, atsiranda naujos ir tai tiesiog vyksta visais laikais. Išliks tie, kurie kažkokį gal ir sprendimą iš tikrųjų darys, galimai kažkokie visuomenė sakys, mes norim išlikti, jūs galite nunykti, mes elgsimės kitaip. Tai žemė tuščia neliks, kiek tų žmonių joje liks, karų nereiks, žiūrėk, patys negimdysim. Tai žemė kažkada iš kažko susiformavo. Tai turbūt jai irgi tam tikrų dalykų reikia apsivalymo. Tai čia toks man įdomu, o kam tai daryti, toks iš fantastikos ryties, gal čia tiesiog... Gal viskas, žinai, automatiškai susitvarkys ir susidėlios taip, kaip turi būti. Gal mes iš tiesų kaip gyvūnai elgiamės logiškai, matom, kad mums daugintis nereikia, jau, gana, linko tai veda. Gal, kas ten gali žinot, kas įvyks po 50-500 tūkstančių. Gal daug greičiau, matai, procesai dabar labai greit vyksta, tai čia labai greitai viskas gali išsirutulioti. Jo. Tai o kitą mūsų pokalbį galim pakalbėti apie, iš tiesų iš šitos temos ir buvo šiek tiek užsiminta, apie tas lėtą gyvenimo būdą, kur galim padiskutuoti,
modernų tą pasaulį, tarkim, ir modernų gyvenimo būdą miesto, tarkim, sostinės, centras ir Kaimas. kaimas. Ir kai pabėga iš ten, žmonės, ypač su šeimom, pasirenka gyventi kažkur tai lėtesnį gyvenimo būdą, galbūt su mažiau pinigų, galbūt su mažiau kažkokių tai patogių arti esančių paslaugų. Ir apie tokį, kur kartais sako, kad ten žmonės kažkaip tai jie gyvena tarsi alternatyvų gyvenimo būdą, jie gal keistesni, atsiranda bendruomenės. Netoli mano gimtojo miesto yra tokia bendruomenė, kuri gyvena, ne tai, kad kaip senoviai, bet būtent pasirinkę tą tokį daugiau prie gamtos, arti to natūralumo. Grįžta prie šaknų. Taip dabar madingai pasakyti galima. Tai galima apie tai pakalbėti ir gal, jeigu tilpsim, šiek tiek galim paliesti visokius ezoterinius dalykus. Mes moterys, tai čia kaip mes, be raganiščių. Tai galėsim dar ir paliesti šitą temą. Pažiūrėsim, kur nuves tas pokalbis. Puikiai. Ačiū tau. Ačiū tau.